Tai treneri jūsų mintis apie rungtynes? Aš jau prieš sakiau, kad bus tikrai jos labai sunkios, nes pirmas rungtynės absoliučiai visas sunkios. Turėjom dar šią savaitę tokį maratoną, irgi daug rungtynių. Elitiniai lygoje daug žaidė Gargžduose. Sekmadienį žaidė, tai gal truputį tarpais trūko šviežumo. Tačiau visą laiką tokias, žinot, pirmas rungtynės. Svarbiausia pergalė. Aš jums tą sakiau šiandieną. Ne tai, kaip tu jas suloši, svarbu 3 taškai. Nes žaidimas kažkada tai ateina 5, 6, 7 rungtynės, pirmas, tokias daugiau komandos taip rodo, lyg tai vienodą žaidimą, daugiau kovos. Tačiau galvoju, kad mes pelnytai nugalėjom, turėjom dar tikrai 2-3 labai puikius momentus, nesugebėjom jų išnaudoti. Pergalė 3 taškai, ką padėkoti reikia vyram. Rodo televizija dabar visas rungtynės, super, aš galvoju, kad ir analizė, ir viskam rungtynių, tai yra viskas idealiai. Taip, kad pažiūrėsim, išanalizuosim, kuriuose vietose klydom, kaip klydom ir ruošiamės kitom rungtynėm. Laukia vėl rungtynės namuose, kitą šeštadienį su Kretingos Minė. Galvoju, lygiai nebus lengvas taip pat. Pergalė lėmė tas 11 metrų baudinys, pats jauniausias žaidėjas mušė tą 11 metrų baudinį. Tikrai turit patyrusių futbolą? Aš galvoju, kad praeitais metais jau visi patyrę žaidėjai mušė 11 ir visi neįmušė. Ir Savienas, ir Ribokas, ir eilė kitų žaidėjų mušė ir Skinderis, kurie neįmušė. Tai Svajūnui buvo kažkaip labai užtikrintai mušdavo jisai tos 11 metrų ir mes iš karto buvom pasakę jam prieš rungtynes, kad jis muš 11 metrų. Apskritai, kalbant apie Svajūną, šiandien daug to juodo darbo, tokių perimtų kamuolių labai sudėtingų. Kaip jo pasirodymas? Aš galvoju, kad pradėjo daug dirbti tokio juodo darbo, kaip jūs sakot. Atidirba, jisai visą laiką buvo daugiau toks žaidėjas su kamuoliu, ieškodavo pirmą perdavimą, kur atiduota greitą, gerą pasą, tačiau paskutiniu laiku labai daug padaro juodo darbą ir galvoju, kad tikrai ypatingai šiandien gal ne tiek gerai sulušė ataką, kiek ginantis tikrai perėmė tokius kelias, tokius sunkius kamuolius, kurių net nesitikėjom, kad jos perim. Kaip apskritai ta rungtynių pabaiga, jums labai svarbus tie vyresni žaidėjai, o pabaigoje žaidė apskritai vos ne elitinės jaunių lygos? Suprantat, kas yra, situacija yra tokia, kad šitą čempionatą taip labai įdomiai visą pasiruošimą žaidėm. Visas rungtynės beveik žaidėm po kėlinį ir visas keitėm po kėlinį beveik. Ir buvo eilė rungtynių, kada pirmą kėlinį žaidė patyrę žaidėjai daug blogiau negu gerai jaunimas. Ir antrą kėlinį žaisdavo puikiai arba atvirkščiai, kada pradėdavo jaunimas ir keisdavosi vyresni. Todėl aš galvoju, kad tie jauni žaidėjai, kurie įvėjo žaidimą, tik pagyvino jį. Jūs patys matėt, gal ir Abolevičius turėjo puikiausią progą ir Bracevičius ir puikiai įvėjo. Aš galvoju, kad Arnas Baradinas taip nuramino komandą ir taip, kad jais reikia pilnai pasitikėti ir aš galvoju, kad greitų laikų jie tikrai gali laisvai lošti. Pats Šilutė nenustebino, jos žaidimas ir panašiai? Suprantat, pagrindinis dalykas, kad mes nieko nežinojom, aš apie Šilutę tik sužinojom, kad 2 dienas atgal atvažiavo 3 baltarusiai, kad dar kažkas kad yra Stirbys, kad yra Gėtgaudas, kad yra keli patyrę žaidėjai, bet mes sužinojom apie juos, jie taip tyliai užsimaskavę buvo, kad tikrai nieko nežinojom. Bet čia buvo pagrindinė tokia, pasakysiu, bėda, kad negali nei matyti, nei žinoti apie tą komandą. Todėl, kad, aišku, daug tokių irgi patyrusių, galingų žaidėjų, bet vis dėlto, aišku, nesugebėjom atakas užbaigti. Jeigu būtumėm sėkmingai užbaigę, gal tas rezultatas kitoks, bet užtenka pradžioj tiek ir svarbu pergalė. Susirinko žiūrovų, tai bus smagus jausmas. Taip, smagus, gražu, galvoju, ir atidarimas gražus, ir himnas dainuotas, ir šiaip tikrai tikiuosi ir po tą 1 eurą nedaug ir rungtynės, taip kad tikrai laukiam tų žiūrovų. Aš galvoju, pagrindė, ypatingai jauniems žaidėjams, tai yra pats didžiausias stimulas, tai jauni žaidėjai. Tiem jauniems ir galiai tai yra pats didžiausias stimulas. Ačiū.